Tai gerai, kur buvau dingęs, bet toj paaiškinsim prieš tai. Mūsų rėmėjas, tikiuosi tolimoje ateityje bendradarbiausim. O, į sveikatą. Ta proga, kad grįžau chebra į sveikatą. Gerai, žodžiu, vėliau atsigersim. Tai kur buvau dingęs? Tai visų pirma, įsidarbinau. Jo, pradėjau dirbti KFC, pilną etatą. 5 dienas į savaitę. Jo, ir tiesiog kažkaip nebuvo laiko pradėti kurti. Iš pat pradžių pirmas mėnesis buvo toks daug varginantis, daug naujų dalykų. Kažkaip video kūrimas nebuvo, tada man galvoj. Esmė, reikėjo tiesiog priprast prie darbo. Dabar aš einu į darbą, kaip aš einu į kokią mokyklą. Pratau prie darbo ir dabar galvoju, aš jau dabar esu. Aš vakar dirbau naktinę, 10 valandų, aš iki pusę 2, aš 2 valandą nakties tik namo grįžau. Šiandien 7 rytą keltis į darbą ir rytinę pamainą. Aš jau esu pavargęs, bet aš vis tiek garsus video darau ir dėl jūsų, ir dėl savęs. Ir dabar pervažiuoju, dabar žiūrėjau, nukris telefonas. Retai, labai retai. Kaip aš buvau pasilgęs, tai tikrai už hebra bus daugiau kontento, aš prižadu. Vėlą pasilgau. Galvau net nebegrįžti, bet yra tikrai žmonių, kurie manęs prašė, kad aš grįžčiau. Šiandien yra 15 birželio, tai 20 dieną mes skrisim į Portugaliją pas draugelius, atšvęsim gimtadienį, nuvarysim į Lisaboną, žodžiu, sportuosim, hebra, nepraleiskit. Spauskit va prenumeruoti mygtuką ir bus tikrai kontento. Taip, jūs manot, kur mes varom? O mes varom į salę. Kietas transitionas, susitiksim salėje. Blet, kietas transitionas. Gerai, hebra, man atrodo, esu. Net numetęs, net ne man atrodo, bet esu tikrai numetęs svorio. Tai parodysiu. Blia, mažiausiai, kiek per šitą darbą svėriau 7,5. Tai patys įvertinkit. Blia, mėly kaulai. Persirinksim ir įdėsim į salę. Gerai, hebra, baigiam workoutą. Nenufilmavau tricepso, bet žiauriai gerai išnešiau. Pizda nepalyginsi, dabar kokia buvo 7,5 kg hebra, bet raumo išliko. Blemba, vakar buvo cheat mealas, cheatėjus, valgėm pizzą, pirago ir tada KFC burgeriuką, tai anglių pilna. Tai gal dėl to geras pompas. Svorio numetęs nemažai. Kažką reiks daryti, hebra. Bus bulkas legendinis. Ką, susitiksim namie ir pažiūrėsim, parodysiu, ką valgau. Turiu galę kaip bombinį valgymą. Ką, davai? One eternity later. O čia, hebra, yra mano pats dabar skaniausias valgymas. Čia yra varškės apkepas su proteino
Nežinau, kaip jums šią hebą pasakyti, bet čia yra žiauriai achuienas dalykas. Žodžiu, varškės apkepas, naminis, mama padaro. Ir jo, ir žodžiu proteino, ir žodžiu vienas kupas proteino. Ką galite pamatyti, kaip darau, tai žodžiu įpilat vandens, pradedat maišyti, žodžiu, iki savo norimos tencijos. Ir va taip gaunas. Taip pat, kaip valgyti tiesiog varškės pyragą su šokoladiniu sirupu, su glajum. Ir kažkur turi apie 50 gramų baltymų. Bomba. Aš galėčiau valgyti vos ne kiekvieną dieną. Tai yra, aš kiekvieną dieną ir valgau šitą. Vos ne kiekvieną valgymą. Ir pusryčiams, pietums, vakarieniai. Tai ką, žodžiu, pavalgysim. Toks šiandien buvo video. Trumpas, žinau, bet manau tikrai grįšim į YouTube. Ir jo, tiesiog pasirodžiau, kad esu gyvas. Laukiu daugiau kontento hebra. Nes bandysiu juodoti. Ir ką, viso.